Radio centro video. Žvaigždės anekdotas. Žodžiu, amžino poilsio gyventojai. 2 skeletai susitinka, kapinėse, vakaras. Nu ir vienas kitam čia prasiražydami kaulų sako: labas bičiulis, sako. Klausyk, jau, sako, 100 metų, sako, nebuvau prasivaikščiot, sako. Kaip pas tave reikalai, sako, tas kitas irgi. Nu, sako, aš irgi jau 60 metų, sako, irgi va kaulai traška braška, sako. Nu, tai kitas siūlo tam. Klausyk, jeigu jau mes čia taip, sako, traškam braškam, sako, davai ką įmam, sako, atostogas, sako, važiuojam į kokius Bahamus, sako, nusipirkam, sako, bilietus, skrendam, sako. Nu, sako, davai, važiuojam. Nu, čia jau kitą dieną, sako, jie vėl susitinka, jau čia viskas suderinta, bilietai jau kišenėse, žodžiu. Ir išeina tik tai už vartelių, iš kapinių. Vienas tik tai. Nieko nesakęs, tu atgal į kapinės nubėga. Tas nesupratęs liko, žiūri, parbėga. Su 2 antkapiais parbėga. Tas ir sako: klausyk, sako, tu durnas, sako, taigi mūsų, sako, su viršsvoriu neįleis. Kokiu viršsvoriu, sako, pasus palikom. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.